Sveiki. Esu gavęs pageidavimų padaryti tokią supaprastintą paskaitėlę apie meditaciją. Tokiems nieko apie tai dar negirdėjusiems, nieko nežinantiems. Taip labai trumpai ir paprastai. Pirmoji pažintis su meditacija galėtų būti išskirta į dvi temas. Pirma, tai meditacijos paskirtis, klausimas, kodėl apskritai žmonės medituoja. O antra, tai jau kasgi yra toj meditacija, nuo ko pradėti. Taigi, pirma, kodėl žmonės medituoja? Ką tai jiems duoda? Kuo tai tau galėtų būti naudinga? Kad pamatyti pilną vaizdą, gerai būtų atsitraukti šiek tiek, pasižiūrėti iš toliau. Taigi, visiškai akivaizdu, kad skirtingos asmenybės esančios tose pat sąlygose išgyvena savo gyvenimus labai skirtingai. Ir kuo tos asmenybės yra skirtingesnės, tuo jos kitaip priima lygiai tą pačią realybę. Taigi visas žmogaus gyvenimas labiau priklauso nuo subjektyvaus aplinkos vertinimo, negu nuo iš tikrųjų objektyvių aplinkybių. Tik apie 10% išgyvenimų žmogaus lemia objektyvus fizinis pasaulis, o 90% žmogaus laimės ar nelaimės būsenos sudaro ne išoriniai faktai, o jo paties mintys. Pati situacija, kokia jinai bebūtų, yra tiesiog dabar esanti realybė. Ji yra neutrali. Situacija nėra laimė ar nelaimė. Laimė ar nelaimė, tą situaciją pavadinu aš. Tai jai suteikdamas tokią prasmę. Ir reikia pastebėti, kad labai dažnai į skirtingos asmenybės ant tiek skirtingai reaguoja, kad vienas nekreipia visai jokio dėmesio į kažkokį tai reiškinį, o kitam atrodo tai yra baisiausia nelaimė. Mes tą taip įvardinam ir tada tą taip ir turime. Aišku, jeigu tave dabar veda į kartuves pakarti, tai atrodo, nėra taip jau džiugu. Bet ir tokiose situacijose skirtingi žmonės vis tiek skirtingai labai išgyvena tą pačią situaciją, kokia jinai bebūtų. Fizinis skausmas, tai jau yra moksliškai įrodyta, apskritai tiesiogiai priklauso nuo to, kaip mes priimam tą skausmą, nuo požiūrio į skausmą. Čia galėčiau visiškai atskirą dar padaryti paskaitą, kaip galima apskritai suvaldyti skausmą fizinį. Taigi, tas aplinkos vertinimas ir vėliau sprendimų priėmimas labai priklauso nuo asmenybės, nuo charakterio. Vadinasi, kas yra įtakota ir sąlygota visa eilė visokiausių išorinių dalykų. Tai yra vaikystės įspūdžiai, sociumas, kultūrinė aplinka, prigimtis kažkiek tai. Apie tai plačiau pasakoju paskaitoje Laisvė. Taigi meditacija gali padėti tau susivokti, pamatyti savo asmenybę iš šalies ir tu galėsi daryti laisvus poelgius, kurie nebus sąlygoti tavo asmenybės, tavo charakterio. Meditacijos pagalba žmogus lengvai išeina iš uždaro rato. Meditacijoje tu pamatysi, kad nesi ta ribota asmenybė, kurios būdo bruožai buvo tau primesti. Kas yra tavo charakteris? Kodėl tu visada reaguoji į situacijas tam tikrų būdų, kokį diktuoja tavo charakteris? Vadinasi, esi priklausomas nuo to. Vadinasi, tai nėra tikra spontaniška reakcija. Nes tai yra sąlygota tavo asmenybės, tavo charakterio, o ta asmenybė ir tas charakteris yra sąlygoti, jau kalbėjom apie tai. Vėl, ten visokių tų kitų dalykų. Tu pats nesi tavo tos susigalvotos nežinia kam reikalingos vertybės.
tu esi suvokianti erdvė, kuri gali matyti mintis toj erdvėj atsirandančias. Ir tuomet jau tu pats sprendi, paskui kurią mintį sekti, o kai kurias mintis tik tai šiaip pasižiūrėti jas ir paleisti. Meditacija tai toks dvasinis psichinis veiksmas, kuris gali iš esmės pakeisti tavo gyvenimą. Tai savojo aš suvokimas kaip erdvės, kurioje atsiranda mintis. Tavo aš tai erdvė, kurios suvokime randasi visas materialus pasaulis. Kai suvoksi savo esatį, suprasi, kad tai nėra tavo mintys. Jeigu tu būtum tavo tik tai mintis, tai tuo metu, kai nėra minčių, vadinasi, tu irgi dingtum. Bet taip nėra, tu niekur nedingsti. Anaiptol, nieko negalvojant išryškėja, išeina į pirmą planą tavo pati būties esmė. Kai suvoksi šitai, tavo požiūris į materialų pasaulį pasikeis iš esmės. Todėl ir gyvenimas pasikeis. Ir ne tik vidinis pasaulio suvokimas, tačiau ir išorė ims keistis, nes tu tapęs laisvu, priimsi kitokius laisvus, sąmoningus sprendimus. Žmonės medituoja, nes nori būti sąmoningi. Meditacija tai proto pratinimas būti sąmoningu. Meditacija suteikia galimybę pamatyti tartum iš šalies savo asmenybę, savo gyvenimą, suprasti, kokiu būdu mes pasirenkam savo gyvenimus ir atsiveria galimybė pasirinkti gyvenimą, kokį nori iš begalybės variantų. Suaugęs žmogus yra pilnas visokių įsitikinimų. Sėdi tų savo įsitikinimų narve ir mano, kad tas narvas ir yra jo asmenybė. Jis jau tvirtai žino, kad mesti rūkyti jisai negali, nesinervinti dėl ko nors, kas visai jo neliečia. Negali. Nes matai, čia toks mano jau charakteris, aš kitaip negaliu. Aš ryte be 3 puodelių kavos, tai su manim nesusišnekėsi, žinok. Rinkimai dabar kur nors vyksta, Mongolijoje, pavyzdžiui, ką išrinko, tai naktim žmonės nemiega. Susigalvoja visokių linksmybių. Ir iliuzija, kad tvirtai visada žino, kas kaltas dėl jų visų nelaimių, jiems visada palaiko tokį pakankamai aukštą savo savivertę. Ir tokie žmonės visai jaučiasi pakankamai komfortiškai savo tam nelaimingam gyvenime. Paradoksas tame, kad būtent šitie chroniški blogai gyvenantis, jie labiausiai ir bijo kažką tai keisti. Nes iliuzija gali subirėti, jeigu tu tik tai suvoksi, kad tai yra iliuzinis tas tavo visas pasaulis. Ta asmenybė būtent, tas charakteris, ne pasaulis, tas vidus, kuo įsivaizduoji, kad esu aš. Bet taip nėra. Meditacija ir atveria akis mums į tą, kas iš tikrųjų yra aš. Taigi, jeigu pažvelgti į savo asmenybę iš šalies, bent prisileisti tą mintį pagalvoti, kodėl būtent aš taip galvoju, iškart pajusime atsiradusią erdvę. Jeigu aš pradedu galvoti, kaip aš galvoju, atsiranda jau erdvė. Tai ir yra jau meditacijos pradžia. Kai vienas nedalomas tampa jau 2. Aš pradedu stebėti savo asmenybę, savo charakterį iš šalies, atsitraukiu. Kiekvienas galime pagalvoti, ar tikrai man reikia būtent būti tokiu, kokiu aš įsivaizduoju esąs. Kas man neleidžia pasiimti kitą charakterį? Kas yra tas, kuris neleidžia? Kas turi tą charakterį? Kas yra tas manyje? Štai ta atsiradusi erdvė ir yra jau pradžia, jau tokia mintis, tas atsitraukimas. Ir tarp to ir to jau atsiranda tuštuma. Pasirodo, mes galime matyti savo mintis šiek tiek iš šalies
ir matyti tada savo tas mintis kritiškai ir galime emocijas matyti. Tuomet suprasti, kaip jos kyla, iš kur jos kyla ir kitaip pradėti jas žiūrėti visiškai. Matyti tas priežastis, nepasiduoti aklai bet kokiam emocijos pliūpsniui. Argi tai tikrai svarbu? Kiekvieną kartą galime savo užduoti tokį klausimą, ar man tikrai reikia dėl to jaudintis? Taigi žmonės medituoja, nes pasirenka sąmoningą gyvenimą, užuot nešami nesąmoningo sapno. Kasdienė rutina mus hipnotizuoja ir mes bėgame patys to nesuvokdami ir nesuprasdami, kur ir kodėl. Tiesiog minioje žmogus yra taip užhipnotizuojamas, kad jisai elgiasi jau nesąmoningai. Mada, reklama, sociumo spaudimas nuolat mus formuoja. Ir mes skubame, mes dirbam, visai darom mums nereikalingus darbus, kad įsigyti visai mums nereikalingų daiktų. Kažkodėl tai. Gyvenam taip kaip narve, visą laiką skubam. Ir skubam gyventi ir gyvenimas tampa rutina. Ir mes nejaučiam gyvenimo skonio taip, kaip nejaučiam sumuštinio skonio, kai bėgdami kažkur skubėdami, greitai sukramsnojam ir nuryjam ir nepajuntam to skonio. Ir gyvename panašiai. Ir gyvename kaip sapne. Mintys mūsų nepaleidžia. Ego labai rūpinasi, kad asmenybė išlaikytų savo vientisumą ir palaiko tą asmenybę vidinio dialogo formą. Kadaise pasirinktos vertybės, mūsų asmenybės modelis jau yra nepajudinami. Mes esame būtent tokie, kokie esame, nes nuolat savo tą kartojame. Asmenybės vientisumas palaikomas nepertraukiamu vidiniu dialogu. Kadangi savo asmenybę jau esame galutinai susiformavę maždaug nuo paauglystės. Paauglystėj praėjus jau viskas susidėlioja į lentynėles. Visos vertybės, taisyklės ir jau vidinis dialogas nuolat užsiveda, kuris yra visą laiką toks pats, visą laiką vienodas. Ir negali kilti kokybiškai nauja mintis tokiam prote, kuris yra nuolat užimtas. Yra labai žinomas pasakojimas apie amerikietį mokslininką, kuris atvyko į Tibetą praplėsti savo akiračio, sužinoti apie dzen budizmą iš pirmų lūpų. Taigi vienuolis, su kuriuo jisai ruošėsi pasišnekėti, pasiūlė iš pradžių išgerti arbatos. Jis įpylė svečiui puodelį arbatos ir kai puodelis jau buvo pilnas, jis dar pylė arbatą ir tai jau liejosi per kraštus. Ką jūs darote, paklausė tas jau mokslininkas. Daugiau jau netilps. Tuomet vienuolis jam atsakė, kaip ir tas puodelis, jūsų protas yra pilnas žinojimo apie viską. Kamgi man kalbėti apie dzen, jeigu jūs jau neturite kur patalpinti tų žinių? Žinoma, tai yra šiek tiek metaforiškai pasakyta. Žmogaus protas neturi ribų. Kiek gali priimti? Kuo daugiau žmogus žino, to jam lengviau ir dar daugiau priimti. Tačiau tai yra ne visai apie žinias pasakyta. Tai yra apie vertybės. Jeigu žmogus turi savo įsitikinimus, tai jisai kitų vertybių, kitokių jau įsitikinimų nepriima. Jis jau žino, kaip yra. Tai čia yra tame prasme, kad kitokiam įsitikinimam vietos jau tikrai nėra. Ne visai žiniom. Štai šitą būtent turi omeny išminčiai, kai vis pamini, kad norint atgimti nauju, prieš tai reikia numirti. Ir tai įmanoma žingsnis ir dar šitam gyvenime. Krikšto metu žmogus pasinerė į vandenį ir išnėrė jau naujas, kitas žmogus. Senasis paskendo, mirė, išnėrė naujas.
Tokiu būdu numarinami mūsų įsitikinimai, šablonai, išankstinės vertinimo formos. Ir visose religinėse konfesijose ir visokiausiose filosofijose yra kalbama apie vienokią ar kitokią tą mirties formą, kai galima atgimti vėl nauju, nors ir tame pačiame kūne. Buda yra sakęs, kad nugyveno kelis tūkstančius gyvenimų vieno gyvenimo eigoje. Taip kaip žmogus paprastas nugyvena tik vieną gyvenimą per vieną savo gyvenimą, nes laikosi įsikibęs vienos asmenybės šablono. Paskendę vidiniam dialoge mes miegam hipnotiniam sapne. Nuolatinis bėgimas mintise pirmyn, negalėjimas ir nenorėjimas sustoti, pabūti čia, pasimėgauti dabar esančių momentu, byloja apie nenorą pabūti su savimi nei sekundei, netgi baimė yra likti su savimi tyloje. Ir jeigu aš bėgu ristele parke, tai būtinai turiu dar užsidėti ausinuką, kad tik tai negirdėčiau tos spengiančios tylos. Ir kaskart tik prasidėjus filmui, jau laukiu jo pabaigos. Ta vadina dabar multitaskinimu, toksai populiarus yra žodis. Tai yra bėgimas nuo savęs iškart keliomis kryptimis, darimas iškart daug darbų, daug tikslų vienu metu siekimas. Nepakanka tiesiog mėgautis atlikėjų koncerte, reikia dar kažką tai veikti. Nes atrodo, kad veltui kažkaip laikas eina. Tada imi filmuoji su telefonu tą. Nes paskui pasižiūrėsiu namie grįžęs, tada įsigilinsiu labiau, nes dabargi nėra kada, kai koncerte sėdžiu. Arba kalbuosi, jeigu su kažkuo, su draugu, reikia dar vis tiek kažką tai. Gal čia megzti reikia, siuvinėti, pasiimti. Davai filmą įsijungsim dar žiūrėti tada. Dar reikia kažką daryti, kuo daugiau vienu metu, o jau kad likti su savim tai išvis baisu. Mes užsihipnotizavę ir bijom pabusti iš šito hipnotinio sapnų. Tai būsena priešinga hipnozei yra sąmoningumas. Kitaip tariant, meditacija tai ir yra. Taigi antras punktas, kas yra meditacija. Supratus, kad mano aš nėra mano kūnas ir nėra mano įsitikinimai, prieiname išvadą, kad galima gyvenimą gyventi kitaip, priimti gyvenimą visiškai kitaip, reaguoti į mus supančią realybę. Taigi galime pakeisti save, nereikia keisti realybės. Ir jeigu jums kažkas tai sako, kad meditacija yra tai, va dabar užsimerkim, pagalvokime, ko jūs norite iš šito gyvenimo, kokie jūsų artimiausi ir kokie tolimesni tikslai. O dabar pagalvokime, ką jūs darote realiai, kad pasiekti tuos tikslus. Tai čia nėra meditacija. Va tokios visokios paskaitėlės, tai yra savo problemų kažkokių ten apmąstymas. Tai nieko iš vis bendro neturi su meditacija. Meditacija apskritai net nėra užsibrėžto tikslo siekimas. Atvirkščiai, meditacija tai procesas be rezultato siekimo, be jokių lūkesčių. Meditacija tai yra buvimas čia ir dabar, ir tik tai. Be ateities, vizijos ten kažkur ateityje. Bhagavad Gitoje. Atsimenat, ką Krišna sako ten Nagardžunai? Aš mintinai, aišku, citatų nesimokau, bet esmė bus aišku. Ten yra toksai epizodas, kai Krišna jam sako, visada aukok tikslą vardan šios akimirkos. Gyvenimas vyksta visada dabar. Jis niekada nevyksta ateityje. Niekada nebuvo gyvenimas praeityje ir ateityje. Jis visada yra dabar. Ir jeigu tikslas tau yra svarbesnis už šią akimirką, vadinasi, gyvenimas tau tampa antraeilis.
Tikslas svarbesnis už patį gyvenimą. Už tai Krišna sako, kad aukok visada tikslą vardan šios akimirkos. Meditacija tai nėra ir buvimo išėjus būsena. Tai nėra, reiškia, toks užsisvajojimo būsena, kaip daug kas taip liaudėje galvoja, man taip atrodo. Paskendęs savo apmąstymuose, kaip tik žmogus yra tada užmigęs, jisai yra nesąmoningas. Prijaukinti savo protą taip, kaip aš noriu, kad jisai veiktų, kaip man reikia šiuo momentu. Ir yra kasdienių meditacijos treniruočių užduotis. Aš noriu taip išlavinti savo protą. Tai yra sąmoningumo siekimas, o ne užsisvajojimas. Apie mintise paskendusi, tokį užsisvajojusi, dažnai žmonės sako, va tas tai čionais jau medituoja. Ne. Medituoja tas, kuris pilnas dėmesio klausosi dabar tavęs ir kurio galvoje nėra jokių kitų minčių, jo visas dėmesys sukoncentruotas, nukreiptas klausytis, ką tu kalbi. Štai tas medituoja, o ne tas užsigalvojęs, užsimastęs, savo mintise paskendęs. Tai tas yra hipnotiniam sapne. Visiškai atvirkščiai. Būti čia ir dabar mokymasis yra meditacija, o ne pasinėrus į mintis. Jausti save, visą aplinką, girdėti, kaip kraujas teka gyslose. Tai yra meditacija. Arba pasinerti pilnai į kokį nors kontempliuojamą objektą. Tapti juo, susitapatinti su juo, su medžiu, su dangum, su debesimis. Ir mintis yra, jos visada yra. Jų niekas niekur neveja, nieko tu nedarai su tomis mintimis. Tik tai tu nepasiduodi jo. Tu neužmiegi, tu nepasineri į tas mintis. Yra klaidinga bandyti sustabdyti mintis. Taip niekur niekada niekur nenueisi. Bet neįsiveli į tą įsivaizduojamą dialogą. Rytoj su savo bosu, ką tu jam pasakysi, negaišk tam laiko, nes to dialogo gali net ir neįvykti, gi to niekas nežino. Pradžiai išsirink vietą, kur nuolat galėsi medituoti. Ir tai geriau, kad tai nebūtų tavo lova, kurioje tu miegi, ir ne ta darbo vieta, kurioje pastoviai dirbi, kasdien būni sėdi. Kažkokia kita biški vieta. Gali būti ir lova, bet kurioje tu nemiegi. Ne stalas, prie kurio pietauji. Tai reikalinga tam, kad atsisėdus į tą vietą būtų lengviau susikaupti. Tai asociacijos. Gali uždegti žvakę, bet patarčiau labai neįsijausti į atributiką visokią. Geriau neįjungti jokios muzikos, išjungti viską, kas skleidžia garsus, mes nesiklausysime muzikos ir neuostysim smilkalų. Meditacija yra ne tai, tai nėra ramios muzikos klausymasis ir nesmilkaluose esmė turi būti. Bandysim nedaryti išvis nieko. Girdėti viską nesiklausant, jausti viską specialiai nedarant nieko. Tiesiog būnant atsipalaidavus, leidžiant viskam vykti, kas vyksta. Ir apie tai nieko negalvoti, niekaip to nevertinti. Ir savo minčių ateinančių irgi nevertinti. Jas matyti, bet nepasinerti į jas. Jokiais pavadinimais lyg nieko nežinotume. Pabūkime tokioj nieko nežinojimo būsenui. Taigi atributika čia minimali. Pakaks tik tai vietos, kurioje nuolat medituosite. Nepamiršk, kad mūsų tikslas yra sąmoningumo įpročio lavinimas. Taigi bet kuri metodika vėliau irgi turės būti atmesta, nes ji pasidarys kliūtimi išsilaisvinti nuo visko, nes mes einam paskui laisvę. Taigi ir prie
ramios muzikos savęs nepratink, prie smilkalų, prie visų tų paveiksliukų. Nereikia to visko. Ties savim reikia sutelkti dėmesį. Aplinka tegul būna kuo natūralesnė. Miesto triukšmas labai tinka. Jeigu girdisi kažkokia tai muzika sklindanti iš gatvės ar iš gretimo buto, tebūnie. Mėgaukis tuo. Reiškia, tu gyvas. Reiškia, mes esame. Viskas čia tvarkoj. Tik tai pavadinimu neįvardink. Išgirdai, kad ir labai pažįstama kažką tai. O, Bitlai pas kaimyną groja. 68 metai. Čia tada, kada aš baigiau universitetą. Jau jauti, jau pasinėrė į mintis. Nuplaukiai. Nereikia. Skamba kažkokia melodija, nepradėk galvoti, neprisimink pavadinimo, nepradėk kartu dainuoti. Tiesiog mėgaukis. Išgirs dar kitus garsus. Jausk dar kvapą, kas dar vyksta. Tai atrodo labai paradoksalu, kad nieko negalvojimas yra sąmoningesnė būsena negu įtemptas galvojimas. Tai reikia patirti praktiškai, sunku to paaiškinti žodžiais. Ir reiktų atkreipti dėmesį, kad minėtas įtemptas galvojimas nepagimdo naujų minčių. Malamos tos pat jau turimos žinios. Dėliojami tik skirtingi ten gal derinukai tų žinių. O išėjus į tylos zoną, po kiek laiko mus aplanko visiškai naujos mintis, kurios negalėjo tau ateiti į galvą anksčiau, kurios netilpo į tą pripildytą jau puodelį. Joms ten tiesiog nebuvo vietos. Taigi meditacija tai pabudimas iš hipnotinio sapno, išėjimas iš savo minčių zonos, perėjimas į sąmoningą, kur aš pats renkuosi mintis, o vadinasi ir emocijas, kur aš pats tampu savo gyvenimo šeimininku. Būsena visiškai pabudus, budos būsena yra nuolatinė meditacija. Nors tai jau šiek tiek jau nepradedantiesiems. Buda sakė, kad kai tu eini, galvok, dabar keliu dešinę koją, dabar keliu kairę koją. Kad ištisai būti momente, ištisai būti va čia, ką tu darai. Aš kitoj paskaitoj toj sakiau, kad valgymas kiekvieną kartą puiki meditacija. Jausti kiekvieną skonį, kiekvieno kąsnelio, visą tą sudėtį. Jokių būdų negalima žiūrėti televizoriaus su kažko tai šnekėtis, kai valgai. Visada būk mintimis ten, kur esi ir ką tuo metu darai. Tai nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, tačiau bent valanda skirta meditacijai kasdieną gali apčiuopiamai pakeisti jūsų gyvenimą. Kardinaliai gali pakeisti jūsų gyvenimą. Taigi šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės. Jei patiko, spauskit nykštį į viršų. Jei turit klausimų, klauskite arba čia, arba Facebook'e. Mielai jums atsakysiu. Ačiū, kad žiūrėjote.